Gerai, kaip reikia pakrauti printerį, parodysiu, tai labai paprasta. Iš ką dabar esu viską pajungęs, realiai kalba eina va šitas laidas. Į šitą lizdą įsidedu. Blokelį dedu į rozetę. Krausis printeris tik tada, kada aš įjungsiu. Kai aš įjungiu, šitą lemputę turėtų pradėti mirksėti, tada realiai prasideda krovimas. Matot? Jau tada ne. Mirksi, viskas kraunat, viskas. Palieku. Kai nebemirksės, realiai pasikrovė. Dabar kaip pakrauti visas tas kaladėlės. Irgi labai viskas paprasta. Turim krūvą šitų laidelių. Jie kaip paprastas irgi pakrovėjas, ne? Į kiekvieną lizdelį susidedu. Lygiai taip pat, va, kaip čia yra nupiešta, 12 voltų, laidas į čia. Ir visus iš tų, kiek įmanoma, stengiasi susijungti. Jo, šitos va bandom greit sujungti, kiek įmanoma greičiau, kad visiems būtų aiškiau. Ta galime žemiau, kad čia daugiau laido vietos turėtume. Čia va toks raizgalinė laidų. Gerai. Nu, dar du liko pajungti. Vienas. Ir dar bet kuris šitas. Toliau filmuoja, ne? Viskas. Visus kaip pajungiau. Visus pajungus yra paprastas dalykas. Į rozetę kišu laidą. Tada realiai visi šitie įsijungia. Bet jie nesikrauna, ne? Tai mums dabar jas reikia krauti. O krauti yra labai paprastas dalykas. Dabar parodysiu. Va, gali būti ir šitaip, ne? Kaip pavyzdys. Čia su ketvirtu mes turim problemą. Tai dažniausiai reikia paminkyti start mygtuką, kad jisai tikrai įsijungtų. Paminkiu, įsijungia, ne? Ir dabar kaip reikia krauti. Krauti yra labai paprasta. Spaudžiu mygtukas meniu, tada žemyn rodiklėlę spaudžiu iki settings, vėl spaudžiu meniu mygtuką, tada einu į apačią battery level ir charge battery. Tada, kai aš paspaudžiu vėl meniu mygtuką, va šitą rodiklę, tada prasileis krovimas. Dabar aš jo specialiai nespausiu, kad nepradėtų krauti. Ir realiai bus fast charge, ne? Tai kai jau pasikeis ant ekraniuko slow charging, tai jau reiškia, kad jau baigia pasikrauti. Ir realiai pasikrauna tada, kada tiesiog pats ekranėlis išsijungia. Tai gali krautis maždaug net iki 8 valandų. Tai reikės anksti ateiti, įjungti ir krauti. Ir viskas. Va tik tiek. Tai va. Gali jungt lauk, ne?